Karališkos insignijos neišlikę, didžiojo kunigaikščio insignijos neišlikę, daugelis brangenybių, kurios stebino Europą, neišlikę, išsklaidytos, sunykusios. Ir tai yra turbūt vienintelis toks daiktas, kuris gali bent bandyti priminti, kas mes buvome, ką turėjome, ką davėme Europai, ką Europa davė mums, būtent 16 amžiuje mūsų klestėjimo epochoje. Epochoje, kada ir šita rezidencija buvo Europos kultūros, meno, politikos, diplomatijos centras. Šituose rūmuose buvo saugoma net 16 panašių skrynučių, kuriuose Žygimantas Augustas slėpė savo lobius, kaip sakoma, nuo Lenkų, nes Lietuvoje jisai buvo paveldimas valdovas, jis čia galėjo sau leisti daugiau, o baiminosi, kad Lenkai gali jį apkaltinti išlaidavimu. Popiežiaus nuncijus, kuris pamatė šitos lobius čia, pareiškė, kad nei pas popiežių, nei pas Venecijos dožą, turtingiausius tuo metu Europos valdovus, nieko panašaus nėra matęs. Taigi šiandien tik tai ta skrinutė ir gali mums leisti bent akies krašteliu įsivaizduoti, kokie tai turtai, ne tik materialiniai, bet pirmiausiai meniniai, kultūriniai turtai buvo saugomi, kokia simbolinė informacija juose buvo užkoduota, tuose turtuose, kultūros meno turtuose, kurie čia buvo saugomi. Todėl tikrai labai džiaugiamės, kad Sankt Peterburgo Ermitažo muziejus, vienas didžiausių pasaulio muziejų, tai bičiuliškai atsiliepė į mūsų prašymą ir davė sutikimą mums atvežti šitą skrinutę ir eksponuoti čia. Tai iš tikrųjų yra didžiulė išimtis, didžiulė dovana, didžiulis draugiškumo, kolegiškumo proveržis, nes šita skrinutė iš Peterburgo Ermitažo išvažiuoja tik tai 3. kartą į užsienį, per visą savo gyvenimą, taip sakant, Peterburgo Ermitaže. Ir atkreipkite dėmesį, kur jinai dar buvo. Tai New Yorko metropoliteno muziejus ir Madrido Prado muziejus. Dar buvo Maskvos Kremliuje, bet tai, taip sakant, Rusijos teritorija. Iš tikrųjų, absoliutus renesanso aukštakalystės šedevras, kuriame panaudota beveik 200 kitų gotikos pabaigos, renesanso pradžios kitų įstabių kūrinių, tai yra tų brangenybių. Kaip minėjo ponė saugotoja, Ermitaže yra dar tik porą dešimčių kitų tokių brangenybių, o ant šitos skrinutės jų yra beveik 200. Tai irgi galėtumėte įsivaizduoti, kas tai yra. O iš tikrųjų 16 amžiuje Niurnbergas buvo svarbiausias Europos aukštakalystės centras. Ir kaip ponė Olga minėjo, Žygimantui Senajam, Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui, iš tikrųjų Niurnbergo meistrai dirbo labai daug. Jeigu kada būsite Krokuvos Vavelio karališkoje pilyje, tai netgi sidabrinis altorius Žygimantų koplyčioje yra Niurnbergo meistrų darbo, beje tų pačių, kuriuos minėjo ponė Olga, tai yra pagal Fletnerio eskizus daręs Bayeris kaip auksakalys. Taigi iš tikrųjų tai yra aukščiausias europinis meninis lygmuo. Ir kadangi praėjo 500 metų, tai tokio lygio ir tokių kompleksinių kūrinių yra išlikę labai nedaug. Todėl, ir kaip minėta, yra Ermitažo kolekcijoje ir bendrai visos Europos, viso pasaulio kontekste, tai yra absoliutus šedevras. Tokių, iš esmės, daugiau galima sakyti nėra. Ir tokio kompleksiškumo, tokio maštabo. Todėl tai yra jau ne tik Lietuvos, Lenkijos paveldo, Rusijos, Vokietijos paveldo, bet iš tikrųjų pasaulinio paveldo tam tikra dalis. O kalbant apie simboliką ir kitus dalykus, tai iš tikrųjų pas mus bus viena iš paskaitų, ne 2 paskaitos, kurios bus su tuo susijusios, viena apie brangenybės, apie papuošalus ponios Magdalenos Pivockos iš Krokuvos, tai turbūt jinai pamačiusi tą skrinutę padarys daugiau išvadų, bet jau ponia Olga minėjo, sakykime, karavelės, aišku, ką simbolizuoja apie 1500 metus. Toliau bus kamėjas, apie kamėjas klausėte, tai iš tikrųjų yra krikščioniškos tematikos, yra antikinės tematikos. Kai kas iš tikrųjų gali būti paaiškinama. Pavyzdžiui, yra tokio pretoriaus Galbos atvaizdas, kuris trumpai buvo net senosios Romos imperijos imperatorius, sakykime, ir daugiau tokių romėniškų motyvų yra. Čia galim tuoj pat pabandyti galvoti apie tai, kad Lietuvoje buvo labai populiari ta lietuvių kilmės iš romėnų teorija, valdovams į taip pat taikyta. Taigi gal neatsitiktinai ir Cerera, ir Bachas yra irgi pavaizduoti šitoje skrinutėje. Žodžiu, visokiausių tokių aliuzijų galima ieškoti, bet ikonografinė programa iš tikrųjų dar nėra atskleista. Apie ją galima galvoti ir mąstyti. Tai reikia atkreipti dėmesį, kad vienoje šoninėje
šoninėje sienelėje, kurią turbūt gal matėte, augalų, tų iškaltų augalų kekės, tos šakelės išeina iš tokių dviejų vazonų. Ir tarsi čia turėtų būti pradžia dekoravimo. Tai vat gal nuo tos vietos, o gal nuo kažkur kitur išeinant, galima iš tikrųjų būtų bandyti sekti, kokiągi ikonografinę programą, kokią mintį užkodavo menininkas ir užsakovas Žygimantas Senasis šitą skrynelę ruošdamas. Iš tikrųjų, kai kurie papuošalai yra grynai dekoratyvūs, bet net ir dekoratyviuose papuošaluose, pavyzdžiui, tam tikrų brangakmenių panaudojimas, tam tikrų brangakmenių spalvų panaudojimas irgi turi tam tikrą savo simbolinę prasmę. Taigi iš tikro čia yra dar daug paslapčių ir skrynutę dar turbūt irgi ne vieną šimtmetį turbūt galima bus bandyti prakalbinti.